Rugsėjo 2 dieną Visagine buvo atidarytas atnaujintas stadionas, o kiekvienas atvykęs į šią šventę gavo nepamirštamų emocijų užtaisą. Renginio organizatoriai pasistengė ir visaginiečiams bei mūsų miesto svečiams pasiūlė visą dieną trukusią programą. Nemokami batutai, animatoriai ir įvairios estafetės, kurias paruošė Baltijos futbolo akademijos treneriai, džiugino ir vaikus, ir suaugusius. Mažajame stadione vyko draugiškas šeimų futbolo turnyras BFA Visaginas 2-2, kuriame dalyvavo 30 šeimininių komandų. Varžybų nugalėtojai buvo apdovanoti pelnytais apdovanojimais. Prie geros renginio žiūrovų ir dalyvių nuotaikos prisidėjo ir orai, kurie tik išgąsdino lietumi, tačiau iš esmės sukūrė komfortiškas sąlygas tiek žaidėjams, tiek žiūrovams. Prieš prasidedant renginiui visus susirinkusius pasveikino Utenos apskrities futbolo federacijos prezidentas Dainius Širvys ir Visagino savivaldybės švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja Asta Seliūnienė. Pirmieji naujojo stadiono dangą išbandė Lietuvos mažojo futbolo čempionato tarp seniorų 50+ turo dalyviai. Varžybose dalyvavo komandos iš Vilniaus, Kauno ir Jonavos, bei legendinės Visagino komandos Inter veteranai žaidėjai iškovoję 2 pergales. У нас очень хороший, сплоченный коллектив, мы играем уже не первый год. Turime labai gerą, glaudų kolektyvą. Mes žaidžiame jau ne pirmus metus. Tarp veteranų tvyro labai gera ir draugiška atmosfera. Mes pažįstame daug metų ir palaikome labai gerus santykius. Aikštė šiuo metu labai gera, labai kokybiška, ką mūsų žaidėjai parodė per šį turnyrą, per pirmąsias rungtynes. Mūsų kalendoriniai žaidimai yra tokie. Per mėnesį mes žaidžiame 1 ar 2 žaidimus. Bet tai yra 50+, taip pat turime 60+ komandą, kuri taip pat žaidžia po 2 žaidimus per mėnesį. Bet kadangi patys suprantate, tokio amžiaus žaidėjų mums trūksta, tai turime universalių žaidėjų. Jie žaidžia ir už 60+, ir už 50+. Ir dėl to turime gerą atmosferą kolektyve. Pasiteiravome apie komandos artimiausius ateities planus. Сейчас 50+, вот этот тур мы заканчивается. Dabar dar 50+. Baigiame šį turą. Baigėsi kalendoriniai žaidimai. Bus 60+ rungtynių, bet rungtynių namuose nebuvo planuota, kadangi stadionas ką tik pastatytas. Bet manau, kad ateityje žinoma bus. Galbūt net turnyrai bus. Visai gali būti, kad šiemet surengsime dar kokį rudens turnyrą, nes tokia infrastruktūra gera, aikštelė tokia graži. Manau, kad visos komandos su malonumu atvyks pas mus žaisti. Turime labai gerą mokyklą. Akademija atvyko pas mus. Vilniaus akademija. Auga labai geri vaikai. Daug vaikų pradėjo treniruotis ir žaisti futbolą. Atitinkamai, priešingai tikriausiai truks, nes aikštė bus apkrauta ir tai miestui labai gerai. Simbolinę juostelę stadiono atidarėme perkirpo Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius, mūsų miesto meras Erlandas Galagus, Utenos apskrities futbolo federacijos prezidentas Dainius Širvys, Pirmos lygos valdybos prezidentas Andrius Malkevičius ir Baltijos futbolo akademijos Visagine direktorius Ivanas Švabovičius. Aš labai džiaugiuosi, kad taip atsitiko. Taip atsitiko, kad pagaliau baigėme, atnaujinome futbolo aikštę ir kad dabar galima žaisti mūsų mieste. Mūsų Visagine tokio lygio komandos kaip man už nugaros. Bet ne tai esmė. Svarbiausia, kad mūsų vaikai, mūsų gyventojai gali naudotis šiuo stadionu, mūsų gyventojai gali augti ir tobulėti tikrai iki labai aukštų futbolo aikštės viršūnių. Į klausimą apie stadiono statusą ir tolesnę jo nuosavybę mūsų miesto meras atsakė. Manau, kad tikrai tam ir darėme. Dabar stadionas pati aikštė priklauso administracijai. Ši aikštė ras savo savininką ir manau, kad šiuo šeimininku bus futbolas. Šventės kulminacija tapo pirmą kartą surengta OptiBet pirmos lygos visų žvaigždžių diena. Tarpusavyje žaidė geriausi lygos futbolininkai, susiskirstė į lietuvių ir legionierių komandas. Tai buvo didelis ir gražus futbolas, kuriame buvo vietos ir įdomiam kombinaciniam žaidimui ir tikrai kovai. Rungtynės rezultatu 0-1 laimėjo legionieriai. Visi šio žaidimo dalyviai buvo apdovanoti atminimo prizais. Visą dieną, pertraukų tarp sporto varžybų metu, prieš publiką pasirodė jaunieji Visagino talentai.
Visagino kūrybos ir menų akademijos mokytojos Vitos Pimpienės ugdytiniai, grupės Memuarą Amūrą ir Law Affairs. O šventė baigėsi grupės Antras kvėpavimas pasirodymu. Stadiono atidarimas gavosi turiningas ir spalvingas. Gaila, kad tribūnos nebuvo pilnai užpildytos. Tikimės, kad būsimos rungtynės atnaujintojo Visagino stadiono aikštėje pritrauks daug žiūrovų, nes, kaip savo kalboje pažymėjo Utenos apskrities futbolo federacijos prezidentas Dainius Širvys, Lietuvoje yra vienas miestas, kuriame futbolas yra sporto šaka numeris 1, o tas miestas Visaginas. Visagino savivaldybės teritorijos tvarkymo skyrius tęsia darbus šalinant audros praūžusios rugpjūčio 30-osios vakarą padarinius. Škvalas ir stipri liūtis pridarė didelės žalos miško masyvui tiek miesto apylinkėse, tiek jo teritorijoje. Daug medžių, ypač pušų, prie ežero paplūdimio zonoje, prie Santarvės aikštės ir kitose vietose buvo išrauti su šuknimis dėl stipraus vėjo ir intensyvaus lietaus. Taip pat vėjo ir liūties neatlaikė šalia namų atvirose vietose augančios pušys. Pasak teritorijos tvarkymo skyriaus darbuotojų, šiuo metu pavyko sutvarkyti tik pirmojo mikrorajono teritoriją. Pirmiausia buvo sutvarkyti medžiai, kurie nukrito ant gyvenamųjų namų. Po to pradėtos tvarkyti kitos miško masyvo teritorijos, priklausančios savivaldybei. Likusios nukritusių medžių dalys yra taip vadinamose valstybinio miško teritorijose, kurias prižiūri Ignalinos miškų urėdija. Todėl miesto tarnybos negali nieko su šiais medžiais daryti. Pasak vietos ūkio skyriaus vadovės Valentinos Raubiškienės, prašymas miškų urėdijai buvo pateiktas šios darbo savaitės pradžioje, bet kol kas neaišku, kiek laiko praeis, kol miškų urėdija pradės šalinti nukritusius medžius. Atkreipiame dėmesį, kad šis procesas yra labai ilgas. Pavyzdys tam yra medžiai, kurie nukrito 2019 metais įvykusios audros metu. Medžiai prie bangos salės, kurie gulėjo beveik 2 metus. Panaši situacija ir su medžiais prie namų Jaunystės 7 ir Sėdulinos 46, kurie guli nuo 2022 metų ir iki šiol nėra sutvarkyti. Pasak Erlando Galaguso, problema dėl laiku sutvarkytų nukritusių medžių galėtų būti išspręsta perdavus miesto teritorijoje esantį valstybinį mišką savivaldybei. Tačiau, nepaisant to, kad visi dokumentai buvo paruošti ir perduoti valstybinėms tarnyboms, vyriausybė iki šiol sprendimo nepriėmė. Priminsime, kad sprendimas dėl valstybinio miško perdavimo savivaldybei Visagino tarybos buvo palaikytas dar 2020 m. vasario mėnesyje.